Tai sveiki visi, aš esu Gabrielė Mickutė, skubios medicinos 5 metų rezidentė, tai jau be 5 minučių gydytoja. Šiandien mano pranešimas yra kraujavimo iš viršutinio virškinimo trakto atmintinė ir mano mentorius yra Karolis. Aš kadangi žiauriai nemėgstu visų protokolų, kur reikia sekioti rodiklytes, man atrodo, kad kai turiu čia ir dabar krešinantį pacientą, tai tikrai nelaikas ir ne vieta ten sekti tas visas rodiklytes ir žiūrėti, ką man po ko daryti. Tai aš savo praktikoje pastebėjau, kad man žymiai geriau veikia visokios atmintinės ir čeklistai, nes aš atsidarau, pasižiūriu, tą paskyriau, tą padariau, aha, tokia dozė, nes dėja, kad ir kaip bebūtų, tai rečiau daromų dalykų tiek dozės, tiek diagnostika, tiek dar kažkas pasimiršta ir man atrodo, kad visai yra racija visą laiką po ranka turėti tam tikrų būklių visokias atmintinės. Tai dėl to kilo idėja padaryti viršutinio virškinimo trakto atmintinę. Priminsiu, kada laikoma, kad kraujuoja iš viršutinio virškinamojo trakto, tai yra toksai traits raištis, kuris skiria būtent viršutinį nuo apatinio. Tas traits raištis yra tarp dvylikapirštės žarnos pabaigos ir tuščiosios žarnos pradžios. Karolis man sakė neskaityti paskaitos su visom patogenezėm ir taip toliau ir panašiai, tai aš turėjau visokių skaidrių su dažniausiais kraujavimo, dažniausiam priežastim. Tai turbūt norisi tik paminėti, kad dažniausia priežastis, apie 70% visų kraujavimų iš viršutinio virškinimo trakto sudaro opaligė, skrandžio dvylikapirštės žarnos ir kartais apatinis stemplės trečdalis. Ir mums turbūt gerai pažįstami rizikos veiksniai. Tai rūkymas, analgetikų vartojimas, aspirino vartojimas, taip pat Helicobacter pylori infekcija. Kitos priežastys yra gastritai, ezofagitai, duodenitai, arterioveninės malformacijos, įvairios onkologinės ligos. Ir turbūt norėtųsi išskirti varikozinį kraujavimą, čia vardinau ne varikozinius kraujavimus, o varikoziniai kraujavimai dažnai būna pacientams sergantiems lėtinėmis kepenų ligomis, kuriems išsivysto ilgalaikiai perspektyvai kepenų cirozė, dėl to išryškėja varikozinės venos, iš kurių eigoje gali pradėti kraujuoti. Ir viena iš priežasčių, ką norisi man paminėti, man atrodo, aš tai tikrai nesu su tuo susidūrusi, bet ypatingai mūsų klausomuose podcastuose labai akcentuoja šitą priežastį, tai yra aortoenterinė fistulė. Gali būti pirminės priežastys, antrinės priežastys, tai turbūt su pirminėm dar sudėtingiau yra įtarti, bet kada susidaro antrinė ta fistulė, tai jeigu, pavyzdžiui, turim anamnezei pacientui per kelių metų bėgyje įdėta kažkokį aortos stentą, ir pacientas ūmiai kraujuoja, galime įtarti, kad susidarė ta fistulė. Kas būdinga šitam kraujavimui, kad yra staigus kraujavimas, kuris savaime sustoja ir tai yra tarsi toks įspėjamasis kraujavimas. Tada kaip toks šviesos periodas, po kurio prasideda labai gausus vėmimas ir hematochezija, tai yra tuštinimasis krauju. Tai kadangi amerikiečiai šitą visą laiką mini, tai aš irgi labai norėjau paminėti. Tai va, ir čia yra mano atmintinė, galite nusiskanuoti QR kodą, ten yra įdėta ir PDF formatu, ir PNG formatu, tai rekomenduoju, gal turėkit abudu, bet PDF formatas yra šiek tiek patogesnis, nes dar yra ir tokių aktyvių nuorodų, jeigu matot ten, kur mėlynai, tai ten atsidaro tiek skaičiuoklės, tiek video, irgi tokiam greitam čia ir dabar pasižiūrėjimui. Tai tikrai labai stengiuosi kažkaip padaryti tą čeklistą ar atmintinę, kad būtų kuo patogiau naudotis. Telefone nereikėtų ten didinti, mažinti, paversti. Tai tikiuosi, kad bus naudinga ir patogu ir kad bus situacijų, kai pravers šitą atmintinę. Ir dabar pakomentuosiu tiesiog kiekvieną to savo atmintinės grafą ir koks mokslas už tų visų rekomendacijų slypi. Tai kai mes turim kraujuojantį iš viršutinio virškinamo trakto pacientą, pirmiausia, ką mes turime padaryti,
Tai turėdami pacientą nuspręsti, stabili būklė, nestabili, tada mintyse pradėti dėliotis. Tai koks čia galėtų būti kraujavimas iš viršutinio virškinimo trakto ar apatinio virškinimo trakto. Ir kai jau sugalvom, kad gal vis tik daugiau duomenų, kad kraujuoja iš viršutinio virškinimo trakto, ką taip pat turėtumėm išsidiferencijuoti arba bandyti išdiferencijuoti, tai yra koksai ar varikozinis kraujavimas ar nevarikozinis. Ir trumpai čia sudėjau tokius požymius, simptomus, anamnestinius duomenis, kas labiau palaiko tą varikozinį kraujavimą, kas nevarikozinį. Kokius tyrimus turim paimti? Vėlgi surašiau, man atrodo, dažnai mes tą ir darom. Tai bendras biocheminis kepenų fermentų reikėtų nepamiršti, kraujo grupė ir sutapatinamas, krešumo tyrimai. Fibrinogeną aš tokį pasvirų šriftų parašiau, nes amerikiečiai jį rekomenduoja tirti. Europos gyduose nėra labai įtraukta, bet vien dėl to, kad kol kas nelabai yra ką daryti su tuo fibrinogenu. Jeigu mes gaunam sumažėjusį, kai kur rekomenduoja skirti krioprecipitą, kai kur rekomenduoja fibrinogeną, bet kol kas dar nėra tai įtraukta į protokolus ir gydus. Dėl to aš jį taip ir palieku dar šiek tiek su klaustuku. Manau, kad ateityje mes tikrai jį dažniau tirsim ir dažniau skirsim tą tikslingą gydymą. Nepaminėjau, kad šiaip pagrinde remiausi Europos gydais, varikozinio, nevarikozinio kraujavimo ir dar mūsų podcastais klausomais ir mylimais amerikiečiam, Repas, Keisis ir Kritas. Tai kai jau turim susirinkę anamnezę, turim jau tam tikrus tyrimus, tai yra, norėjau akcentuoti tokius 3 rodiklius, kurie mums leidžia daryti prielaidą, kad vis tik tas kraujavimas tikrai galėtų būti iš viršutinio virškinimo trakto. Tai yra melena ir hematemezė, taip pat šlapalo kreatinino santykis, kuris yra daugiau negu 30 ir amžius iki 50. Tai šitie 3 veiksniai, ar kaip juos pavadinti, mums patvirtina, kad tas kraujavimas yra iš viršutinio virškinimo trakto. Dabar su šlapalo koncentracija šiaip labai įdomu. Ilgą laiką manyta, kad šlapalo koncentracija kraujyje padidėja dėl to, kad yra eritrocitai, ten vyksta begalė visokių verčiam įvairius produktus, į amoniaką, amoniokas galiausiai virsta šlapalu ir dėl to šlapalo yra labai didelė koncentracija kraujyje. Bet pasirodo, ką iš amerikiečių podcast'o išgirdau, buvo padarytas tyrimas su sveikais savanoriais, kurie gėrė savo kraują. Labai įdomus tyrimas. Ir jų atveju, tai tiems sveikiems savanoriams, kažkodėl nebuvo rasta didelė šlapalo koncentracija po viso to kraujo gėrimo. Tai iki galo taip ir nėra aišku, kodėl vis tik ta šlapalo koncentracija pakyla, bet kol mums padeda išsidiferencijuoti, tol mes ir džiaugiamės. Vėlgi norėsiu paminėti skrandžio plovimą. Nėra rutiniškai rekomenduojama plauti skrandį ir turbūt viena pagrindinė priežastis, dėl to, kad tai viena iš nemaloniausių procedūrų mūsų pacientams. Bet tarkim, reikia, plaunam, pakentės. Bet kita priežastis ir gal netgi sakyčiau svarbesnė, jeigu mes plaudami skrandį randam kraujo, taip užsidedam pliusą, kraujuoja. Bet jeigu nerandam kraujo, vėl, taip lyg norėtųsi užsidėti pliusą, nekraujuoja, endoskopijos nereikia. Bet ką iš tikrųjų mokslas sako, kad net jeigu mes nerandam plaunant kraujo, negalim pasakyti, kad pacientas nekraujuoja. Ir tam tikrą prasme suklaidina mus šitas tyrimas. Tai kiekvieną kartą prieš plaunant reikėtų vis tik pagalvoti, tai verta, neverta, bet kadangi endoskopuotojai dažnai prašo, turbūt irgi galim labai nesiginčyti ir tiesiog išplauti tą skrandį. Kita skaidrė, tai toks kaip trumpai būklės stabilizavimas ir ką mums duomenys ir literatūra sako. Deja, didžioji dalis tyrimų yra atlikti ne su kraujuojančiais pacientais iš virškinamojo trakto, bet tie duomenys yra paimti iš kitų tyrimų, iš hemoraginio šoko patyrus traumą ir taip toliau ir panašiai. Todėl iki galo nėra vis tik aišku, kokios yra tos rekomendacijos. Ką sako gidas, kad optimalus skysčių kiekis mažina mirtingumą. Bet mes nežinom nei kaip greitai skysčius skirti, nei kokius skysčius skirti.
Tai kaip ir vėl ekstrapoliavus duomenys iš tam tikrų tyrimų, galima teigti, kad ringeris yra geriau negu natris chloro. Ir ką rekomenduoja, tai vasą palaikyti nuo 60 iki 65 mm gyvsidabrio stulpelyje. Vis tik su skysčiais reikėtų elgtis atsargiai. Nereikėtų per daug lašinti, nereikėtų per mažai lašinti. Jeigu mes lašinam per daug ir per greitai, ypatingai kalbant apie varikozinį kraujavimą iš virškinimo trakto, kadangi tai yra veninis kraujavimas, prilašinam skysčių, didinam centrinį veninį spaudimą, summa summarum didėja kraujavimo rizika ir mes galim net nepadėti, bet dar kaip tik ir pakenkti. Ką gidas sako apie eritrocitų transfuziją? Jeigu paciento hemodinamika yra stabili ir mes turim mažą hemoglobiną, mums šita situacija mus mažiau gąsdina, negu kad geras hemoglobinas ir hemodinamika nestabili. Tai jeigu mes turim stabilų pacientą, jam rekomenduojama eritrocitus lašinti, jeigu hemoglobinas mažiau 70. Jeigu pacientas serga lėtiniam arba ūmiom kardiovaskulinės sistemos lygomis, tuomet ta riba yra 80 gramų litre. Tai, kaip ir minėjau, jeigu anemijos nėra, bet mes turim nestabilę hemodinamiką, tada jau tikrai mes nelaukiam, kol tas hemoglobinas nukris iki 70 ar dar mažiau, lašinam kraujus. Kas dar turėtų mums tokį neramumą kelti, kaip amerikiečiai sako, jeigu pacientas prakaituoja, tai tu irgi prakaituok, tai jeigu yra sinkopė, presinkopė, šoko indeksas daugiau negu 1, tokiais atvejais irgi reikėtų pagalvoti, kad bet čia ne viskas gerai su to pacientu. Daliai pacientų yra tikslinga atlikti masyvios transfuzijos, aktyvuoti masyvios transfuzijos protokolą. Mes Lietuvoje neturim kaip to padaryti, tai dėl to aš apie tai neišsiplėsiu. Gyduose irgi Europos apie tai nėra kalbama. Toliau, antikoaguliantai. Antikoaguliantų reversiją atliekam tik tai tuo atveju, jeigu yra nestabili hemodinamika. Ir turbūt čia labiau neišsiplėsiu. Trombocitai. Su trombocitais yra taip. Prie varikozinio kraujavimo nėra kažkokio nurodyto skaičiaus ir ką gydas rekomenduoja vertinti kiekvieno atveju individualiai. Dažnai mums turėtų padėti transfuziologai šiuo klausimu. Ką sako apie kraujavimą nevarikozinį, tai kad jeigu pacientas vartoja antitrombocitinius vaistus, jeigu yra trombocitopenija ir jeigu tęsiasi kraujavimas, tada galim sulašinti trombocitų. Apskritai, kalbant apie varikozinį kraujavimą ir kepenų cirozę, tai yra kažkokia keista mistika, bet organizmas kažkokiu būdu sugeba išlaikyti, tiek yra sustiprėjęs krešėjimas, tiek yra susilpnėjęs krešėjimas ir jis kažkaip išlaiko tą balansą. Tai priešingai negu trauminiams pacientams, kuriems trauma per įvairias mechanizmus labai aktyvina tą antifibrinolyzinę sistemą, tai kepenų cirozės atveju taip nėra. Ir dėl to tas mūsų per didelis noras kuo daugiau visko prilašinti dažnai nėra teisingas ir buvo atliktas toks tyrimas, atliekant tromboelastografiją, ką mes, aš žinau, klinikose galim daryti, nežinau, kiek mes darom priėmimo skyriui, bet tiesiog atliekant tromboelastografiją vienoje grupėje, kitoje grupėje tyriant INR ir trombocitų kiekį, buvo pastebėta, kad tiems pacientams su kepenų ciroze, tyriant tromboelastografiją, buvo tų pakitimų žymiai mažiau nustatyta, kuomet reikėtų lašinti eritrocitus ar šviežiai šaldytą plazmą, priešingai negu tyriant trombocitus ir INR. Ir kraujavimų rizika nepadidėjo, pakartotinių kraujavimų rizika nepadidėjo ir tiesiog buvo sutaupyta bereikalingų intervencijų, lašinimų ir kraujo produktų. Ko dar nesu įtraukusi ir nepaminėjus, tai traneksaminės rūgšties, todėl kad irgi duomenys yra labai dvejopi, trejopi. Jeigu amerikiečiai savo podcastuose dar pradžioj rekomenduodavo, neseniai 20 metais pasirodė tyrimas, kuris atsakė į kelis svarbius klausimus. Tai visų pirma, traneksaminė rūgštis nesumažina mirtingumo ir padidina tromboembolinių komplikacijų riziką. Dėl to traneksaminė rūgštis turbūt nebus, bent jau kol kas iš turimų tyrimų ir duomenų, mes neturėtumėm jos skirti taip
lengva ranka. Ką sako apie intubaciją? Intubacija didina aspiracijos riziką, pneumonijos riziką, ilgesnės hospitalizacijos riziką ir mirtingumą. Tai neturėtų tai būti rutiniškai atliekama. Intubuojam tik tai, jeigu pacientas labai agituotas, išlieka intensyvus vėmimas krauju, pacientas negali užtikrinti kvėpavimo takų, tada taip intubuojam. Ką sako gidai apie medikamentinį gydymą? Tai čia sudėjau prioritetinę tvarką, kurie vaistai yra svarbiausi ir kurie turi daugiausiai įrodymų. Tai prie varikozinio kraujavimo visų pirma antibiotikai ceftriaksonas 1 gramas į veną. Aš diskutavau su mūsų Kauno klinikų gastroenterologu ir jisai man sakė, kad ceftriaksoną reikėtų skirti tik tai, kai yra kepenų cirozė plus ascitas ir įtariam varikozinį kraujavimą. Ką sako mokslas, ką sako gidas ir ką sako 2010 metų Cochrane apžvalga, kad paskirti antibiotikai sumažina visų priežasčių mirtingumą, bakterinės infekcijos pasireiškimą, pakartotinio kraujavimo riziką ir hospitalizacijos ilgį. Ir dažnai manoma, kad kraujuojant iš varikozių yra rizikuojama ir turint kepenų cirozę ir ascitą, yra rizikuojama spontaniniu bakteriniu peritonitu. Tačiau iš tikrųjų visoms infekcijoms yra padidėjusi rizika ir apie 50% visų infekcijų yra kvėpavimo takų infekcijos. Vadinasi, ne tik tai pacientams su ascitu reikėtų griebtis ceftriaksono, bet visiems pacientams, kuriems yra kraujavimas, įtariam varikozinį kraujavimą, turim suleisti ir ceftriaksoną. Oktretidas rekomenduojama prie varikozinio kraujavimo, jis atpalaiduoja lygiuosius raumenis, sumažina gleivinės kraujotaką ir sumažina kraujavimą. Eritromicinas rekomenduojamas tiek prie varikozinio, tiek prie nevarikozinio kraujavimo, todėl kad eritromicinas jisai veikia kaip prokinetikas, skatina skrandžio išsituštinimą ir palengvina mūsų draugams endoskopuotojams jų darbą, pagerina vizualizavimą to kraujavimo šaltinio. Yra pora kontraindikacijų. Jeigu yra prailgėjęs QTC intervalas, atsargiai su eritromicinu, nes gali sukelti torsade aritmijas ir jeigu yra alergija. Ir protonų pompos inhibitoriai. Čia vėlgi labai įvairiai, kaip amerikiečiai sako, tiesiog jeigu prašo, gastroenterologai duokit, bet labai kažkokių didelių įrodymų, kad pagerintų išeidis mirtingumą ir taip toliau ir panašiai nėra. Ką gidas sako, kad prie varikozinio kraujavimo, jeigu patvirtinam varikozinį ir prieš tai buvo suleista pantoprazolo, tarkim, tai reikėtų nutraukti patvirtinus varikozinį. Čia vėlgi išsiskyrė nuomonė, kai kalbėjau su gastroenterologu, jisai sakė, kad jie vis tiek palieka. Tai lazda turi du galus. Nėra įrodymų, kad pantoprazolio skirimas prie varikozinio kraujavimo sumažintų pakartotinių kraujavimų riziką, ką tikrai padidina, tai nepageidaujamų reiškinių ir vienas iš jų yra spontaninio bakterinio peritonito rizika. Tai čia gal mums nelabai aktualu, bet gal eigoje, nežinau, galime kalbėti, diskutuoti su savo kolegom gastroenterologais ir vis tik apsitarti ir nešti tą žinią, kad nereikėtų skirti tų protonų pompos inhibitorių. Na ir paskutinė dalis mano atmintinės apie endoskopijas ir balioninę tamponadą. Tai endoskopija prie varikozinio kraujavimo stabilizavus hemodinamiką reikėtų atlikti per 12 valandų. Jeigu yra nevarikozinis kraujavimas, galim skaičiuoti tokią Glasgow-Blatchford bleeding score ir pasvarstyti, ar išleisti ar neišleisti. Amerikiečiai labai kritikuoja šitą sprendimą išleisti, neišleisti. Plus, Europos gide teigiama, kad jeigu surenka 1 balą ir mažiau, galima ambulatoriškai daryti endoskopiją. Jeigu daugiau negu 1, tai būtinai per 24 valandas. Visur kitur literatūroje radau, kad mažiau negu 1. Vadinasi, jeigu surenka 0 balų, galima svarstyti apie ambulatorinę endoskopiją, bet jeigu 1 ir daugiau, tai reikėtų jau per 24 valandas. Tai taip su klaustuku palieku čia tą skalę ir tuos skaičius, nes, sakau, skiriasi tiek tarp ekspertų, tiek tarp gidų. Plus, nemanau, kad čia kažkas esam tokie drąsūs su įtarimu kraujavimo iš virškinimo trakto išleisti į namus. Jeigu vis tik toks sprendimas priimtas, tai pasitarus su endoskopuotojais
dokumentuojam šitą sprendimą. Ir man šitas patiko, resuscitate before you endoscopate. Niekas nedarys nestabiliam pacientui endoskopijos, nes tiesiog bus neįmanoma nieko padaryti ir nei surasti to kraujavimo, nei sustabdyti, tai būtinai turim prieš tai atlikti visus mano minėtus žingsnius, skirti visus įmanomus medikamentus ir jau tik tai tada kviesti endoskopuotojus į pagalbą. Jeigu negalim daryti endoskopijos, jeigu pacientas aktyviai kraujuoja, mūsų endoskopuotojai, nežinau, užsivertę darbais kažkur kitur, tada yra balioninė tamponada. Yra kelių rūšių. Ką amerikiečiai sako, dažniausia problema atsiranda tada, kai mes nežinom, koks zondas yra pas mus, kaip jo naudotis ir kur jisai padėtas. Tai dabar pabandysim atsakyti. Pas jūs Šiaulių ligoninėje skubios pagalbos skyriui yra Blackmore zondas. Ką amerikiečiai rekomenduoja, kadangi mes labai retai šitą procedūrą darom, tiesiog užsistatyti priminimą telefone kas kelis mėnesius peržiūrėti video. Tai aš sakiau, baigsiu rezidentūrą ir susidėliosiu visų rečiau atliekamų procedūrų priminimus, taip kas mėnesį po vieną kitą vis pasižiūrėsiu, tai rekomenduoju ir jums. Ir išsiaiškinsim, kur pas jūs priėmimo skyriui yra tas Blackmore zondas. Tai reanimaciniai palatoj, ten pačiam kampe tokia mėlyna papkė, kur parašytas Tenkstagen Blackmore zondas. Tai tiek, ačiū uždėmesį, jeigu turit klausimų, klauskite, atsiprašau, užtrukau ilgiau negu planavau.